Dabar šokinėsime per salas, tai yra skrisime 40 minučių į Hanimadu salos ir tuomet atsispyrę vėl šoksime į Hanimadu, kur dar pasibūsime keletą parų. Yra 3 reisai per dieną į Hanimadu ir vienas perifūrų ir aš specialiai pasirinkau tokį, nes vienas smagiausių dalykų Maldyvuose, sako, yra žiūrėti pro langą iš viršaus į visus tos įspūdingus atolus, tai čia dar leisimės papildomam. Fūrų saloje ir visa sala, per visą salos ilgį yra oro uostas, vos telpa į salą. Punto Fušis, didžiausias atolo, į kurį skrenda miestas, apie 7000 žmonių. Skrydom į Hanimadu, šitoj saloje yra 2500 gyventojų. Welcome to Rinkiradė. Koso, vienas. Nepaprastai gerai. Štai kokį viešbutį gavome už 80 eurų Hanimadu saloje. Iš tikrųjų įrengtas ganėtinai gražiai, naujai. Pasakojo savininkas, kad įrengtas gerokai prieš pandemiją ir per pandemiją turėjo daug problemų, nes iš tikrųjų buvo čia užstrigusių žmonių. Ir vaizdas yra į vandenyną, tačiau, aišku, nėra toks tiesioginis vaizdas, o čia ir medžių nemažai, ir statybvietės. Labai daug rinkiminių vėliavėlių, nes rinkimų antrasis turas jau šį sekmadienį. Tokį daikčiuką paskutinį kartą viešbutyje turėjome Tokijoje, Japonijoje, kur jis reikalingas dėl žemės drebėjimų. O čia manyčiau, kad reikalingas tam, kad matyt kartais dingsta elektra, o gal net ne kartais, o dažnai. Tai vėjas ir atrodo laukia pirmasis Maldyvuose lietus. Šiaip Maldyvai labai lietingas kraštas, daugelį mėnesių lyja daugumą dienų, kelis kartus daugiau iškrenta lietaus negu Lietuvoje. Tačiau tie lietus čia kitokie, čia nelyja paprastai ištisą dieną, čia taip nulyja, šnioja ir paskui vėl šviečia saulė, todėl tikiuosi, kad šiandien dar tikrai tos saulės sulauksim. Vis tik pamatėm, kad lis ilgai, tai nusprendėm išeit pasivaikščiot po miestelį, tada... Man paskolino skėtį. Jo, aš turiu tokią skrybelę, man kažkaip skėčiai tai nelabai patinka nešiotis, rankos užimtos, tai dažniausiai su neperšlampama skrybelė vaikštau. Ir dabar eisim, susirasim pavalgyti, kur čia iš karto visiškai kitokia atmosfera nei Maliai, tai tuščia. Ir šiaip čia yra konservatyvi musulmoniška sala, tai teoriškai tai reiškia, kad negalima maudytis su glaudėm ar bikiniais. Na, dabar tik tai įrengtas vienas paplūdimys, kur tai leidžiama, bet sakė, kad kadangi čia niekada ir šitam prie viešbučio paplūdimį nebūna niek žmonių, tai galite eiti kada norit. Na, bet ar norėsi dabar tokio oro maudytis? Ne, aš oro tokio tikrai nenorėsiu, nes juolab atvėso ir išlipus nebūtų smagu. Tai manau, kad praleisim šitą pramogą šiuo metu. Na, tikiuosi rytoj. Šiaip tai šita sala tokiam virsme, tai apie daug tų tokių salų rašo, kad
visi keliai negristi, automobilių nėra. Ir šita gal irgi dar neseniai tokia buvo, bet štai matom, kur dabar einam, čia jau tokia beveik magistralė pastatyta. Ir plečia oro uostą. Ir kai išplės žada, kad bus tiesioginiai skrydžiai į artimuosius rytus, į Europą, tai turistų ir viešbučių čia matyti padaugės ir šita sala transformuosis. Visose Maldyvų salose įprastas vaizdas, kad pažiūri kažkur tolyn į vandenyną ir ten daugybė kitų salelių anapus žydro vandens. Ir viena jų Utimų sala, į kurią mes plauksim rytoj, dar mažesnė už šitą, 300 gyventojų. Į dar atokesnės, kartais būna, kad plaukia tik tai koks 1 ar 2 laivai per savaitę. Taip pat populiaru yra tokie kaip kruizai po Maldyvus, bet nedideliais tai kruiziniais laivais, bet jie vadinasi kaip safaris laivų. Ir tai yra toks gana nedidelis laivas, bendrais tualetais. Juo plaukiant tada nardoma pakeliui, snorkelinama, paviršinis nardymas. Kadangi salos Maldyvose yra musulmoniškos, tai ir aš prieš išvykdama čia įsigijau šią suknelę iš Dubajaus, tokia ilgelesnė suknelė tam, kad nepykdyčiau vietinių. Ir ypač tokiose salose kaip ši, Hanimadu ar dar atokesnėse, tai iš tikrųjų moteris yra labai smarkiai susisukusios, tai yra ir skara, ir visas kūnas tai yra paslėptas. Tai Malėje šiek tiek kitaip, Malėje tai tikrai mačiau moterių ir dėvinčių, tarkime, kelnes ar atviresnės palaidinės, šiek tiek atviresnės, aišku, labai kukliai. Tačiau atokesnėse salose tikrai toks rūbas kaip šis praverčia, nors ir tai dažnai atsisuka žmonės, kuriem tų turistų dar ne kažkiek ir matė. O ne, ir vėl pradeda lyti. Į parduotuvę einant reikėtų nusilaikyti. Einam tokiamis smėlėtomis gatvėmis ir pamatome visai neblogą restoranėlį, kuriame tikėtina ir papietausi. Daug įvairių patiekalų ir Indijos virtuvė, Indonezijos virtuvė, netgi picos. Aš esu vienintelė moteris tame restorane. Pagaliau gavome sultis, tai manau Malėje per tą laiką būtų jų atnešę ir patiekalą. Čia yra patiekalas chicken kotiroši. Tai kas skaitam, aišku, aštru. Skanus visai kotiroši. Gal įsigysiu kavos, bet žiūriu, kavos galiojimo laikas baigėsi už mėnesį. Pažiūriu geltoną fantą, to buteliuko baigėsi jau 3 mėnesius, tai šitos raudonos fantos dar galioja kelis mėnesius. Nuo dabar tai ją įsigijau. Luktelėjau lauke ir vaikai pro mane pravažiuodami dviračiais sako labas, labas ir lau, matosi jiems labai įdomu dar tie turistai, kurių čia tikrai daug nėra. Tiesą sakant, be mūsų, tai aš jų čia po to, kai nusileidome oro uoste ir nebemačiau, visi kažkur pabiro, buvo išgabenti kiekvienas į savo rezortą. Ir būtent čia, kur esame mes, tai tame viešbutyje esame viso labo dviese ir visur čia tik dviese taip pat. Visur sulūžę ir mirę koralai. Aišku, koralai čia mirė ne dėl žmonių kaltės, tai yra tiesiog koralinės salos. Jų tokia esmė yra, kad auga koralų rifas, iškyla virš vandens ir tokiu būdu pasidaro sala. Visada mėgstu keliaudamas tokias vietas, iš kur atsiveria patys nuostabiausi vaizdai, mėgstu ten prisėsti, pamastyti, atsigert. Tai va čia susiradom jau tokią vietą, matosi laivai plaukiantys, žydras vanduo ir gausybė kitų salų. Šiaip, kas čia iš karto pamačiau, kad skiriasi nuo Malės, tai visiškai kitas gyvenimo ritmas. Ten yra didmiesčio ritmas, ten yra taip, kad ateini į restoraną, greitai gauni maistą, visi viską padaro greitai, atsako greitai, verslas sukasi, praktiškai kaip Lietuvoje. O ši čia
Tai ne tik tai restoranuose aptarnavimas, bet taip pat ir atvykus į viešbutį, pildo dokumentus ten apie pusvalandį kokį. Na ir aišku, čia visiškai kultūrinis dalykas, čia nėra ir negali būti jokio teisingo varianto. Ir pabuvus Hanimadu galima suprasti, kodėl čia toks ritmas. Na čia iš tikrųjų nėra kažkokių užsiėmimų tikslių laikų ar pramogų tikslių laikų. Kitas dalykas, kuris galbūt mažiau patiko, tai kad apskritai šitą Hanimadu atvykom labiausiai dėl Utimus salos, kuri yra šalia ir ten esančių rūmų. Tačiau visą laiką susirašinėjom su šituo viešbučiu, atrodo paslaugus. Jie sakė, kad jos organizuos ten, kad bus galima nuplaukti, kadangi šiaip ten nėra kažkokių viešojo transporto, kuris kasdien plaukėtų. Ir jie visą laiką žinojo, dėl ko mes čia vykstam ir kaip patys pasakė, kad dėl to čia ir dauguma turistų atvyksta. Ir tik atvažiavom ir sako, atsiprašom, bet rytoj ten bus nacionalinė šventė, tie rūmai nedirbs, šiandien jau nedirba, nes jau vakaras, tai čia nepavyks. Na ir tikrai likom šiek tiek nusivylę, nes šiaip tikrai būtume kitaip planavę ir kitų laikų atskridę į šitą salą, kadangi nebuvo kažkokio tikslo būtent konkrečių metų konkrečią salą aplankyti. Na bet vis tiek bandysim rytoj plaukti į Utimų salą, nes kiek skaičiau kitų turistų atsiliepimų, tikrai nedaug čia angliškai rašančių turistų apie tai rašo iš vis, bet tai, kad, vietiniai esą pakankamai džiaugiasi, kad atvyksta turistai aplankyti jų nacionalinių didvyrių rūmų ir atrakina net ir kai neveikia, ta prasme. Ar jisai nebus išvykęs, nežinau, pabandysim. Be kita ko žiūrėjau, kad ir ta lygtinė nacionalinė šventė nukelta dar dienai. Na, kaip sakau, jeigu Maliai viskas tikslu, praktiškai kaip Europoje, tai jau čia viskas taip plaukia. Ta tiesa nėra viena tokia. Ir tai savaip įdomu pakeliauti po tokius kraštus. Na ir tu turi tai priimti, jeigu tu tai priimsi su nervais kažkokiais, tai tikrai tau nebus atostogos, tu turi verčiau pagalvoti, kad kaip gerai. Galiu ir aš pailsėti nuo laiko, nuo kažkokių planų, pasižiūrėti, ką siūlo gamta, koraliniai rifai, žydra jūra, saulė, saulėlydis. Apie šias Hanimadu kapines galima rasti informacijos, netgi kad jos esą yra daugelio šimtų metų senumo, bet apskritai internete informacijos apie šią salą tik trupiniai. Bet tai ir yra žavesys, tai nėra tokia vieta, kur gali susirinkti visą tiesą iš kažkokių svetainių. Čia atvažiuoji, pats ieškai, kalbi su žmonėm ir išgirsti įvairių įdomių minčių. Dabar iš visur plyšauja politinė muzika skirtingų politinių partijų. Atrodo, čia dvi pagrindinės agitacijos formos, tai viena forma leisti iš tokių štabų kuo garsiau muziką ir kita kabinti vėliavas ir vimpilus, ant kurių neprašytas ten jokios programos, nieko, tik tai partijos pavadinimas ir ženklas. Daug įvairiausių citatų. Kardžuvės galva. Einam ieškoti bikini paplūdimio. Tai yra ten, kur galėtume maudytis tiesiog prastais maudymas kostiumėliais. Panašu, kad čia ir bus tas bikini paplūdimys, tai yra tiesiog eikit tolėliau, kad nesiutintumėte vietinių. O iš tikrųjų čia praktiškai nėra nieko be mūsų, išskyrus visokiausių moliuskinių gyvūnėlių, kur atrodo kliuklelė prieini ten kojelės. Maldyvose praktiškai nuo ryto nubudę jau laukiam, kada saulė leisis, nes iš tikrųjų saulė didžiai čia yra nepaprastai gražus. O čia už manęs jau matosi viešbučio teritorija, tai net ir gyvenamose salose
randasi jau tokių didesnių viešbučių kompleksų. Mes gyvenam tokiam šeimos verse, bet čia yra didžiausias Hanimadų salos viešbutis, Barefoot Eco Resort vadinasi. Na ir jau jisai turi visai rimtą pakrantę ir paplūdimį ir matom, kaip ten anapus to plytos ženklo jau su maudymasi kostiumėliais žmonės laukia mūsų. Tiesiog tobulos spalvos. Va čia irgi turiu lelyną. Šiaip žuvies nelabai mėgstu įvairių jūros gėrybių, bet kaip nekeista Maldyvų virtuvė man tikrai patinka. Asmeniškai labiausiai patinka šitą duonytę. Prašau. Pagaliau pasiekėm krantą. Supykino? Supykino. Aš tokios problemos laimėje neturiu, tai man tikrai smagu prisiliekti per banges. Čia tradicinės Maldyvų kėdės radom, Jolly. Jų daug yra pastatyta visur ir nors pradžioje aplink rūmų, išsiaiškint, gal visgi veikia šiandien, bet pamatėm šitas kėdės ir šitą nuostabų vaizdą ir galvojam, pagyvensim šiek tiek vietinių salos ritmų. O šiaip tradicinės Maldyvų kėdės yra 2 rūšių, tai štai tokios. Tradiciškai, aišku, būdavo ne iš metalo pagamintos, bet tas tradicijos inkorporuotos į modernų gyvenimo būdą ir Maldyvose jų pilna. Ir kitos yra undoli, tai yra toks kaip pusiau hamakas, pusiau kėdė, kur pakabinta ant medžio. Na ir daugybė maldyviečių tai ten ir vaikystę praleidžia tokiuose ir pasižiūrėjus kartais, kad ir gyvenimą. Salos skersmuo Utimų vos 500 metrų, tai net nepastebėjom, kai perėjom skersai visą salą. Ir kitoje pusėje vėl įspūdingas, platus, toks rojaus paplūdimys ir vaizdai daugybė kitų salelių. Kai saloje tai gyvena 300 ar 500 žmonių, tai aišku, paplūdimys visiškai tuščias, nes jis supa visą salą, tai jeigu paskaičiuot, kiek kvadratinių metrų paplūdimio tenka vienam gyventojui, tai tas skaičius didžiulis. Na, o dabar eisim į rūmus. Čia Utimų Ganduvarų, tai yra rūmai, kuriuose gyveno Mahometas Takurufanu ir jisai yra pats pagrindinis visų Maldyvų nacionalinis didvyris, todėl kad jis išvadavo Maldyvus nuo Portugalijos imperijos. Tai įsivaizduokit, 16 amžiuje europiečiai dalinosi pasaulį, niekas nieko jiems negalėjo pasakyti, portugalais, ispanais, o čia va kažkoks salų karaliukas ar sultaniukas sugebėjo juos išvyti ir nuo to laiko Maldyvai taip ir liko nepriklausomi, vėliau tapo protektoratu Britanijos, bet protektoratas ne tas pats, kas kolonija, tai tie vietos sultonai ir toliau faktiškai valdė. Ir va, būtent ta dinastija, kuri tai lėmė, prasidėjo nuo Mahometo Takurufanu, nuo va, šitų menkų rūmų. Čia jis yra labai gerbiamas, tai netoks didžiulis centras pastatytas Takurufanu didžiajam. Sukėlė miestelio moteris ant kojų, bandė paskambinti, kas turi raktą, dėja panašu, kad yra nepasiekiamas, tačiau kadangi nesame tokie jau visiškai mažyčiai, tai pasistebėme ir pasižiūrėjome, kas per tvorą matyti.
man vienas įdomiausių dalykų pasaulyje tai būna vietinės rašto sistemos. Esu parašęs ir knygą apie jas, pasaulio rašto sistemos. O Maldyvų rašto sistema iš ties unikali, nieko visai panašaus į ją nėra ir ją naudoja tik šita 300 000 gyventojų šalis. Čia esmė yra tokia. Čia, pavyzdžiui, parašyta Utemų Ganduvarų, Utemų rūmai, skaitoma iš dešinės į kairę ir priebalsiai rašomi pagrindiniai linijai, o tuo tarpu balsiai arba virš priebalsių, arba apačioj. Čia tuščias priebalsis, reiškia, kad jo nėra, U, tada T, E, M, U ir vėlgi G, A, N, D, U, na, matot, U jau kartojasi, V, A, R, U. Girdisi šauksmas Zurui, vidudienio maldai, reiškia pats laikas mums plaukti atgal, nes čia iš viso apie 3 valandas turim ir jos prabėgo neįtikėtinai greitai, ypač atsižvelgiant į tai, kad net į rūmus nepakliuvom vidų, kur buvo mūsų tikslas, bet kažkaip jau kitų tempų gyvenam. Atrodo, nieko nenuveikėm, pasėdėjom čia paplūdimy, pažiūrėjom į jūrą, o žiūrėk, jau nebėra 2 valandų. Šiaip tokiuose salose paprastai nebūna automobilio ir čia, man atrodo, gal 2 tik tai mačiau, ar netgi šitą patį vieną antrą kartą. Na, labai keista, kaip 500 metrų salos skersmuo, kur jie važiuoja. Užtat yra tokių triračių sunkvežimukų nemažai. Na, jeigu reikia kažkokį daiktą nuvežti, tai aišku, pats rankom neneši. Va čia už manęs toks sunkvežimukas. Maldos metas dar nesibaigė, taigi visos parduotuvės uždarytos. Dvi susikertančios gatvės ir štai vienoj geltonosios partijos vintilai, o kitoj raudonosios ar rožinės partijos. Esu nusipirkus tokių žolelių dar iš Jungtinių valstijų, kurios man padeda prieš užsukimą. Tai reikėjo pasimti iš tikrųjų, bet nepasiėmiau. Ne pirmas kartas. Maldyvuose daug paplūdimių ir jie labai platus, bet Hanimadų bikini paplūdimys pasirodė gana siauras, tai čia atsargiai padėjom daiktus kuo aukščiau, na, gal bangos nepasieks, tikėkimės. O šiaip vanduo vėsesnis nei Emiratuose, kur buvom pakeliui, ir toks dugnas ganėtinai daug visokių akmenukų iš tikrųjų. Bet nuostabiai žydras. Atrodo iš išorės, kad vandenukas yra visiškai skaidrus, tačiau kai įlendi, tai matosi įvairiausių palmių ir panašių medžių gabalėlių, bet aišku, potyris tiesiog fantastiškas. Vandenukas, smėliukas ir nuostabus dangus. O, šikšnosparnis! Pamenu daugybę kitų šalių, specialiai važiuodavom kažkur pažiūrėti šikšnosparnių, kurie išskrenda naktį iš uolos. O čia Maldyvuose tai jau nesuskaičiuosiu, kiek milžiniškų šikšnosparnių matėm, tai tos skraidančios lapės vadinamos, patys didžiausi pasaulio šikšnosparniai, kur sparnų mostas kaip žmogaus ūgis praktiškai. Ir čia visur pilna, daugybė dienos metu tiesiog skraido kaip paukščiai. Pradžioje dar galvojom, kad paukščiai gal. Tai kol nepamatėm, kad kybo žemyn galvą ant medžių. Daugybė šalių esu buvęs, bet kad tiek šikšnosparnių būtų, tai niekur pasaulyje nemačiau. Tai kad sunku kamerą nufilmuoti, kai išsitrauki, tai paprastai jau būna beveik nuskrydęs. Ir visam šiam tobulam rojaus paplūdimy be mūsų nėra nei gyvos dvasios,
jeigu neskaičiuosime tų mažyčių grabelių. Iš kamštelių butelio padarytas undoliai. Atneša meniu, tai tik tai vyrai, visada vieną, tenka timti. Toje vietoje, kur pietavome, susipažinome su vokiečių pora ir jie pasakojo, kad iš tikrųjų jie gyvena štai šiame viešbutyje, į kurį mes dabar ir atėjom. Atėjom pasižiūrėti, koks tas viešbutis, kai jis yra didelis, šiuo metu 200 maždaug žmonių talpinantis viešbutis, mums sakė, maždaug 20 žmonių talpina. Tiek viso labo svečių šiuo metu čia yra, tačiau aplinka yra tikrai labai graži. Ir įdomus dalykas, kad laikas čia yra visai kitoks. Reikia žinoti, kad yra keletas laiko juostų. Viešbutis, kuris čia turistiškiausias, tai visiškai atskirtas nuo vietinio Maldyvų gyvenimo. Aišku, ne tiek, kad atskiroje saloje būtų, bet štai tokiu negrįstų keliuku reikia paeiti ar dviračių pavažiuoti. Saulė šiandien nesileis, atšaukta. Tai buvo pranešta iš anksto. Ne, tiksliau užlenda už debesies. O dėl to tenka akiai pasimėgauti jėgos aitvarais. Vietiniai čia juos visai gerai įvaldė. Vienas įdomus dalykas, apie kurį nieko nežinau čia Maldyvuose, tai kiek čia daug tokių moralizuojančių citatų, skatinančių tikėti į islamą ir elgtis teisingai kaip dora musulmonai. Kurie laukime skrydžio iš Hanimadu į Malę. Vakar buvo labai skanus Mashuni pusryčiai iš Tūno viešbutį, tai galvojau ir šįryt jų pavalgysiu, bet kadangi vakar nesuvalgėm europietiškos duonos, tai šįsyk liko tik europietiška duona. Ten už manęs vyksta oro uosto statybos, kaip pasakojo viešbučio vadovas, tai stato praškai vien darbininkai iš Indijos, ir tai jau Indijos investicija. Didžiulės viltis jie deda į tą oro uostą, o kol kas visą laiką mes viešbutį buvom vieni, tai nenuostabu, kad ir pusryčius padarė tik tai mums vieniems 2 dienoms iš karto. Buvo įdomu pasikalbėti su mūsų viešbutėlio savininku, tai yra mažytis viešbutėlis, kuriame, kaip minėjo, tik 11 numerių, tačiau be abejo, tai reiškia, kad jie turi labai daug laisvo laiko ir maloniai leidžiasi į šnekas su atvykėliais. Tai iš tikrųjų jis dirbo dideliuose rezortuose prieš tai, pasakojo dirbęs ir tokiame, kuriame numeris, tiksliau didžiulis, aišku, numeris kainuodavo $65,000 ir klausim, kas tai galėdavo įpirkti. Tai be abejo paminėjo ir rusų oligarchus, tačiau ir tokias žvaigždės kaip Beyoncé, Madonna ir sako net ir pats ponas Beanas. Be abejo pradėjome juoktis ir paaiškėjo, kad tai aktorius Rovanas Atkinsonas, sakė, realybėje labai rimtas žmogus, tačiau vaikšto lygiai taip pat kaip ponas Beanas. Dabar mes ir patys skrendame porai dienų į tokį itin prabangų kurortą, kuriame mokėsime už naktį gal 3 daugiau negu esam kada mokėję, tačiau tikrai ne $65,000 ir pasitikrinsime, ar Maldyvai, iškirtieji Maldyvai tikrai to verti, kadangi visada stengiamės pažinti šalį iš įvairiausių jos pusių, o Maldyvai ne paslaptis, tikrai daugeliu asocijuojasi su prabangiais kurortais, tad pasižiūrėsime, ar iš tikrųjų tas mums parduodamas nuostabus lopinėlis ir keletas parų jame iš tikrųjų verti tokių pinigėlių. Ir laukia kelios grinai maldyvietiškos patirtys, bent jau maldyvietiškos ne iš vietinės kultūros pusės, bet iš tos pusės, kaip tai pristato visi kelionių bukletai. Tai viena ta patirtis bus vila ant vandens pastatyta, ant polių, ir kita patirtis skrydis hidroplano. Šitos laukiu gal net labiau kaip aviacijos fanas, nes niekada hidroplanų nesuskrydęs. Bet hidroplanai skrenda iš Malės, todėl dar iš Hanimadu pirmą reikės vietinių reisų nuskristi į Malę. Ir irgi pro langus tikiuosi labai nuostabių koralinių rifų ir atolų vaizdų.
lagaminų neturim, tai laukti nereikia ir eisim ieškoti hidroplanų. Malės oro uostas yra didžiausias pasaulio hidroplanų oro uostas. Ir dabar atvykom taip pat kaip ir visi turistai, kurie paprastai čia atskrenda į Malę savo tarptautiniais skrydžiais ir iškart eina į hidroplanus, kurie skraidina į kurortus. Tai mūsų atveju buvo keista, iš tikrųjų, kaip kurortas paklausė, iš kur mes atskrisim ir mes pasakėm, kad iš Hanimadų. Reikia tiesiog pereiti tarptautinį terminalą, nes niekas tarptautiniam terminale yra tie hidroplanai, todėl kad visi atskrydę tarptautiniais skrydžiais ten eina, o ne vietiniais. Ir pagaliau po 2 dienų praktiškai jokių turistų nematėme, mes vėl matome daug grupių ir po vienių ir porelių matomai atvykusių medaus mėnesio, ar gal netgi ir švęsti savo visokiausių viešbučio atstovybės ieškome savojo. Paklausėm kažkokio kito viešbučio, kur šitas nusintė pas kažkokį kitą žmogų, tas žmogus palydėjo iki šitų hidroplanų linijų registracijos, bet sakė, dabar neikit laukti tikro viešbučio atstovo, kuris kažko laukia vietinių skrydžių terminale, tai galvoju, gal mūsų ir laukia ir mes prasilenkiam, tai dabar Aistė nuėjo ten ieškoti. Tai šiuo atveju toks kaip minusas pripratus keliauti nepriklausomai, atrodo, eitum į registraciją tiesiog ir viskas. Ar radai ką nors? Vyruko ar mergaitės nėra.